jauskis patogiai savo vietoje. Leisk savo pilnai pasinerti į vietos gilumas ir pajausti, kaip jos tave laiko. Kai sėdi ar guli, įsitaisyk taip, kad galėtum atsipalaiduoti. Nukreipk savo dėmesingumą į kvėpavimą, kvėpuojant. Priimk realiai oro tekėjimą. Jausk nosies šnervių ir krūtinės judėjimą. Iškvėpk. Ir jausk, kaip tau gera, kaip paprasčiausiai girti savo kvėpavimą. Pastebėk malonų sunkumą ir šilumą savo kūno ir leisk savo kvėpavimui tekėti laisvai. Jis yra tavo ramybės išraiška. Įsivaizduok, kaip švelnus malonus vėjas įteka į tavo vaizduotės erdvę. Realizuok jo tylų šnabždėjimą ir jo švelnų prisilietimą. Šis vėjas yra kaip draugas, kuris tave išklauso ir yra pasiruošęs viską paimti, ką tu nori paleisti. Perduok jam savo trikdančias mintis, dienos skubą ir rūpesčius. Jie nuplaukia kartu su vėju, nunešdami į tolį ir švelniai išnyksta. Tu užsitarnavai šių taikingų momentų atsipalaidavime ir ramybėje. Tavo teisė įkvėpti giliai ir išsilaisvinti iš kasdienybės reikalavimų. Leisk sau būti čia pilnai su savimi. Pabūk šios ramybės centre ir leisk sau sūpuotis maloniame atsipalaidavimo glėbyje. Įkvėp giliai ir jausk, kaip raminančios energijos pasiskirsto tavo kūne. Iškvėpk ir realizuok, kad su kiekvienu iškvėpimu tavo atsipalaidavimas intensyvėja, atsipalaiduoja sukietėjimą, jo veido bruožai suminkštėja. Šios saugios atmosferos viduryje atrasi vidinės tylos ir priėjimo kelią. Šis kelias yra dovana tau, įvertinimų ir meilės savo ženklas. Su kiekvienu papildomu įkvėpimu pasinersi į šį švelnų atsipalaidavimą, kuriame galėsi jaustis saugus ir mylimas. Tu esi vertingas ir šią ypatingą ramybės akimirką tai aiškiai suvoki. Kvėpuok sąmoningai ir leisk viskam eiti. Vakar ir rytojus nėra svarbus. Mėgaukis šią akimirką visais jos aspektais ir pajausk, kaip kvėpuoja tavimi. Pajusk savo buvimą ir kaip gera tau tiesiog būti čia. Ir atsipalaidavus tavo vaizduotė dabar gali laisvai skleistis. Leisk tai vykti ir pajusk savo kūrybinės galios sparnus galinčius tave nunešti tolyn.
garsai. Aplinkui tampa tylesni ir vietoj to išryškėja naujas garsų pasaulis, gamtos. Tavo vaizduotė nuves tave į nuostabų kraštovaizdį. Platus slėnis driekiasi prieš tavo vidinę akį. Įvairiais žalios spalvos atspalviais tviskančios pievos driekiasi iki horizonto. Žolė švelniai juda vėjo ritmu, kuris meiliai ir guodžiamai glosto laukus. Tolumoje matosi didingi kalnai, jų viršūnės padengtos lengva sniego danga. Viršuje esantis dangus yra giliai mėlynas, išmargintas subtiliais baltais debesimis. Girdi linksmą paukščių čiulbėjimą ir vabzdžių dūzgimą. Šilti saulės spinduliai glosto odą ir jauti, kaip jie suteikia energijos ir pasitikėjimo. Šioje idiliškoje aplinkoje gali jausti saugus. Kraštovaizdis kviečia gilintis, tyrinėti jį ir atrasti jo paslaptis. Tu pasiruošęs šiai kelioniai, pasiruošęs leistis į kelią. Tačiau prieš leisdamasis į šią kelionę skirk šiek tiek laiko susikurti savo ypatingą vietą. Giliai įkvėpk ir švelniai nukreipk dėmesį į krūtinę ir širdį, kur slypi visi tavo jausmai, prisiminimai ir svajonės. Šioje mylinčioje širdies erdvėje tu pradedi kurti ypatingą vietą, savo asmeninę, apsauginę erdvę. Tai vieta, į kurią visada galėsi atsitraukti, kai ieškosi komforto, aiškumo ar ramybės. Vieta, kuri suteikia tau saugumą ir šilumą. Nesvarbu, kokių iššūkių tau suteiks tavo gyvenimas. Kaip ši apsauginė erdvė krūtinės centre auga ir plečiasi, didėja ir su kiekvienu įkvėpimu. Pajusk, kaip jame esi visiškai saugus ir apsaugotas. Kaip jis leidžia tau visiškai paleisti save, išlaisvėti nuo vertinimų ir lūkesčių. Sąmoningai giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Kiekvienas įkvėpimas išplečia erdvę. Pastebėk savo kvėpavimą ir pajausk, koks lengvas esi šioje erdvėje. Galbūt matai švelnių spalvų vėjyje siūbuojančius audeklus ar sienas. Arba gali išgirsti mažo upelio šniokštimą, kurio skaidrus vanduo simbolizuoja ramybę ir tyrumą. Taip pat tai gali būti sodas, pilnas kvepiančių gėlių, arba jauki poilsio zona, apsupta knygų, lentynų, pilnų istorijų ir išminties. Skirk savo šiek tiek laiko, susitvarkyti savo kambarį taip, kaip tu nori. Išdrįsk,
net jei tai tik bandomuoju pagrindu. Leisk savo laisvai lavinti savo vaizduotę. Leisk save apgaubti meilę ir saugumu. Įsitikink, kad ši erdvė visada yra tavo. Gali bet kada jį aplankyti. Ji yra tvirtovė ir tavo inkaras. Ji visada padeda rasti savo kelią, net jei jis neaiškus ir sudėtingas. Jei nori, uždėk ant krūtinės ranką ir padidink apsauginės erdvės pojūtį. Pastebėk savo kūno šilumą ir galbūt pajusi meilės kupiną savo kambario energiją. Tvirtai įsitvirtinus apsaugai širdyje, vidinį žvilgsnį nukreipk į didžiulį kraštovaizdį. Tavo širdis švelniai traukia tave viena kryptimi ten, netoli tavęs, kur tu pastebi kelią. Jis švelniai vingiuoja per vešlias žalias pievas, per mažas kalveles ir tada dingsta tolumoje, tarsi norėtų tave nuvest į nežinomą tikslą. Jei nori, įeik į šį kelią ir pajusk tvirtai žemę po savimi. Ji padengta smulkiu žvyru, todėl kiekvienas tavo žingsnis šiek tiek traška. Kai kurie akmenys švelniai spaudžia batų padus, kiti juda į šoną. Šis jausmas tave sujungia su keliu, kuriuo tu eini. Vaikštant švelnus vėjelis švelniai paliečia tavo odą. Jis su savimi nešiojasi laukinių gėlių ir vaistinių žolelių kvapą ir meiliai klauso tavo skruostus, tarsi lydėtų tave kelionėje ir šnabždėtų tau: sek savo širdimi. Pažvelk į dangų ir pamatysi, kaip saulė užburia kraštovaizdį savo auksiniu švytėjimu. Jų šildantys spinduliai viską apšviečia švelnia šviesa ir suteikia saugumo jausmą. Su kiekvienu žingsniu jauti jos raminantį buvimą. Ji tarsi mylinti mama, kuri tave prižiūri ir skatina pasitikėti savo keliu. Tavo pojūčiai yra budrūs ir imlūs. Paukščių čiulbėjimas formuoja švelnią, lydinčią melodiją. O vėjo ošimas pasakoja senovės istorijas. Jautiesi harmonijoje su gamta ir žinai, kad šis kelias, kuriuo šiuo metu tu eini, yra būtent tau tinkamiausias. Kai tęsi savo kelionę keliu, horizonte lėtai pasirodo figūros. Tai žmonės, kurie taip pat eina savo keliu. Kai kurie tau pažįstami, kiti tau atrodo keisti. Pažinsi draugus, šeimą, pažįstamus ir net žmonės, kurie suvaidino ir galbūt suvaidins svarbų vaidmenį tavo gyvenime. Netrukus
pasieksi kelio išsišakojimą ir atrodo, kad čia renkasi daugiau tokių žmonių. Vieni sustoja į grupes ir gyvai bendrauja, kiti susimąstę žiūri į skirtingus kelius, kurie iš čia veda skirtingomis kryptimis. Jauti jų energiją, ketinimus ir jausmus. Daugelis iš jų tau reiškia gera. Jie tau mojuoja, šaukia, dalina patarimų ir rekomendacijų. Ateik čia, šaukia kažkas. Ne, šitas daug geresnis, šaukia kitas. Visi jie turi savo patirtį, savo individualias istorijas ir perspektyvas. Jie mato kelius per savo gyvenimo filtrą, kurį suformavo jų sėkmės ir nusivylimai. Stovėdamas kelių išsišakojime, apsuptas kitų balsų ir nuomonių, gali jausti spaudimą pasakyti taip, vien dėl ramybės ar įtikti kitiems, bet tu supranti, kad jie iš tikrųjų negali matyti to, ką matai tu, negali jausti to, ką jauti tu, ar žinoti, kas yra tavo širdyje. Jie nežino tavo kelių, nes jis yra unikalus ir skirtas tik tau. Tačiau svarbu prisiminti, koks galingas yra pasakyti ne, nes tavo ne slypi už ribų ir yra poreikių pripažinimas. Tai pagerbia tavo unikalų kelią. O kai kyla netikrumas ir baimė, prisimink savo apsauginės erdvės krūtinėje saugumą. Jis suteikia tau jėgų ir drąsos. Tu su dėkingumu priimi patarimą, bet giliai žinai, kad svarbu įsiklausyti į savo jausmus, kai sakai ne. Tai darai iš pagarbos sau ir savo kelionei. Tai ne atmetimas, o gilus savo kelių pripažinimas. Dabar apsispręsk dėl vieno iš šių kelių. Tvirtai kelk koją ant tau tinkamo kelio ir judėk į priekį, palaikydama žinojimą, kad esi būtent ten, kur turi būti. Pamatyk save savo vaizduotėje, šiame kelyje. Įsivaizduok tai savo laisvalaikiu. Po atnaujinto ryžto ir savo galingos energijos pažinimo tęsk kelionę saulės apšviestu taku. Kiekvienas tavo žingsnis atrodo lengvas, tarsi plūduriuotų ant pagrindo. Kelias prieš tave spindi auksinė saulės šviesa, o dangus virš tavęs yra gilus, tyras, mėlynas, besitęsiantis iki horizonto. Keletas debesų pamažu prasilenkia ir juose ryškiomis spalvomis maudosi saulė. Švelnus vėjas glosto odą, meiliai glosto plaukus ir neša tau žydinčių gėlių bei šviežios žolės kvapą.
Vėjų šnabždesys skamba kaip tyli melodija ausyse, kuri ramina ir suteikia saugumo. Kraštovaizdis aplink tave yra neįtikėtinai gražus. Didžiuliais pievų šokančių saulės šviesoje, miškai tolumoje, kurių medžiai tarnauja kaip ramybės ir tylos sergėtojai. Tarp pievų atrasi skaidrius putojančius upelius, kurie atranda kelią tyliai šniokščiant. Skiria akimirką, kad viską įsisavintum ir pajustum gilią ramybę, sklindančią per tave. Su kiekvienu įkvėpimu tu gilini šią nuostabią energiją. Sąmoningas kvėpavimas primena būti čia ir dabar. Tave supančio pasaulio grožis ir raminantis saulė bei vėjo pojūtis odoje verčia suvokti. Esi kaip tik ten, kur ir turi būti. Palaikomas meilės, saugumo ir begalinės gyvenimo platybės. Pajusk aiškumą ir pasitikėjimą, kuris išaugo tavyje. Tarsi tavyje atsiskleidė gili tiesa, leidžianti tęsti savo unikalų kelią. Ši apsauginė erdvė tavo krūtinėje, kurią atradai ir pamaitinai, dabar gali būti neatsiejama tavo gyvenimo dalis. Jis bet kuriuo metu gali pasiūlyti tau saugumą ir patarimus. Turėdamas šį tvirtą tikrumą, kad tau yra gerai ir svarbu vadovauti savo širdimi ir instinktais, tu ruošiesi švelniai atsiriboti nuo šios fantazijos kelionės. Dabar pradėk giliai, sąmoningai kvėpuoti. Pajusk, kaip gaivus oras teka pro nosį, plinta į plaučius ir pripildo tavo kūną naujo gyvybingumo. Iškvėpdamas paleisk viską, kas dar nori išeiti. Pajusk po savimi esantį paviršių, kaip jis tave neša ir palaiko. Stebėk savo kojas ir rankas ir pajusk savo fizinį buvimą. Galbūt norėsi švelniai sugniaužti ir atplėšti plaštakas pirštus, kad šį ryšį patirtum dar intensyviau. Leisk savo kvėpavimui nuolat tekėti ir suvok savo širdies plakimą. Ir kai jausiesi visiškai žemintas ir esantis čia, lėtai atmerk akis ir sugrįžk. Dabar tu visiškai grįžai į prabudimo pasaulį.